Jeigu norime gaminti panakotą be pieno, rinkitės kokoso pieną. Taip pat formelėm patepti kokoso aliejų, aišku vanilės pastą, būtinas želatinas apie 6-7 gramai, vandens 80 gramų ir formelės gali būti patiekiamos taurėse arba išversti panakotą į serviravimo lėkštutę. Gaminu 4 porcijas, 2 bus taurėse, o 2 bus išverčiama panakota. Taigi paruoškime puodelius. Naudokim kokoso aliejų ir ištepkime puodelius, lengviau išsiverstų panakotą. Išbrinkiname želatiną ir jį ištirpinkime. Kaitinkite ant vidutinės ugnies, kad želatinas ištirptų, tačiau jokiais būdais neužvirtų. Įspaudžiame šiek tiek natūralios vanilės pastos, išmaišome ir taip pat sudedame kokoso pieną. Saldumui naudoju šį kartą šaukštą gero medaus. Ir viską išmaišom, kol ištirps. Išpilstom paruoštą masę į puodelius ir dedam sustingti. Puikios 4 porcijos.